Labas rytas. Sveikas prisijungęs, sveika prisijungusi, sveiki prisijungę. Aš noriu šiandien pakalbėti apie geometrinės figūras, erdvines ir labiausiai iš tikrųjų iš viso tik tai apie ritinę. Arba taip pat vadinama kaip cilindrą. Taigi abu vadinimai tinka šitai figūrai. Ir mes pakalbėsime šiandien apie šios figūros tūrį. Tūris tai yra kiek iš viso užima vietos šita figūra. Jeigu mes pažiūrėtume cilindro formos talpą kokį nors indą, tai kiek jame tilptų vandens. Arba jeigu kažkokios pilnavidurė figūra, pavyzdžiui, medžio gabalas cilindro formos, tai kiek jisai užima vietos. Tai yra tūris, kiek figūra užima vietos. Ir mes turim tokį keistą daiktą, cilindrą, ir aš truputį priminsiu, kokios yra jo sudedamos dalis, kokią informaciją mes apie jį galime turėti. Tai pirmas dalykas, tai mes turime visada, kaip ir su visais skrituliais, mes turime pagrindą ir turime jo spindulį. Beje, cilindras tai yra figūra arba ritinys, kurio pagrindas, tai yra apačia ir viršus yra vienodos formos ir tai yra tiesiog skritulys, kaip šitas dangtelis. Taip, tai skritulys. Tai yra plokščias skritulys, tai yra jo pagrindas. Ir tada turime kažkokį aukštį, tai yra tarsi skritulys su aukščiu. Ir tada mes gauname ritinę. Aš kartais netyčia pavadinsiu jį cilindru, nors turėsiu galvoj ritinę. Abu pavadinimai tinka, dažniau naudojame mokyklai ritinę, bet naudojame kartais ir cilindrą. Bent jau aš. Tai va, puiku. Tai mes turime spindulį, taip, žymime R raidę, tai yra mūsų R raidė, spindulys. Taip pat turime centrą. Centras yra žymimas O raidė. Taip, puiku, mes kaip visada žymime centrą O raidę. Ir taip pat turi aukštinę šitą figūrą. Turi aukštinę arba kraštinę arba šoninę sieną. Iš esmės aš pažymėsiu nuo vidurio, bet tinka visur. Tai yra žymima raidė H. H didžiajame žymime cilindro, bet kokios geometrinės figūros aukštinę, nes tai yra trimatė erdvinė figūra. Jeigu mes turėtume kažkokią plokščią figūrą, pavyzdžiui, trikampį, tai aukštinė būtų H mažoji. Kadangi mes galime pažvelgti šią figūrą, ją perpjauti, žiūrėti iš jos nuopjovą ir panašiai, mes turėtume plokščią figūrą, tai žiūrėtume kaip į plokščią aukštinę, bet kai kalbame apie erdvines figūras, mes žymime H didžiąją. Nes gali būti, kad turėsime panašių figūrų, panašių paveikslėlių, galėtume atskirti, apie kurią aukštinę kalbame. Tai va, bet iš esmės jos veikia taip pat. Statmenai iš viršaus į apačią leidžiasi linija stačiu kampu, realiai trumpiausias atstumas nuo viršaus iki apačios yra aukštinė. Kodėl aš jums pasakoju apie aukštinę? Nes iš esmės jinai yra mums reikalinga figūrų tūriui apskaičiuoti. Gerai? Jeigu mes norime ritinio tūrį apskaičiuoti, mums reikės skaičiuoti pagrindą, tai tą mūsų skritulio plotą ir tiesiog padauginti iš aukščio. Kodėl? Iš tos aukštinės, iš aukščio. Kodėl? Nes tūris yra kiek kartų mes tą patį pagrindą turime. Nes pats pagrindas jis neturi aukščio matematikoje, geometrijoje. Jis neturi kažkokio specifinio aukščio. Tai yra plokštuma. Bet jeigu jinai gauna tūrį, jinai gauna aukštį, jinai kažkiek laiko kartojasi, pavyzdžiui. Jeigu plokštuma kartojasi 10 cm, jinai turi 10 cm aukštį ir jau turės kažkokį tūrį. Tai va, tai mums yra reikalingas būtinai aukštis šitos figūros, kad skaičiuotume tūrį. Ir pamokos gale duosiu jums tokį triuką, kaip daug lengviau skaičiuoti šitas figūras, galbūt šiek tiek lengviau. Tai va, nepabėkite. Puiku. Tai jeigu mes turime, tarkime, kažkokį mūsų cilindrą, galkime prie kito, tarkime, čia cilindras yra, taip, čia kažkoks yra cilindras, tarkime, taip, kažkoks cilindras yra, čia kažkas pripaišė mano cilindrų, ir mes turime tam tikras savybės, mes turime čia nais, kad spindulys
yra, tarkime, 4. 4 yra spindulys. Fantastika. Centimetrai. Jėga. Ir h aukštis arba šiaip nebūtinai skaičiuoti su aukštinė iš centro, kartais mums duos krašto ilgį. Pavyzdžiui, bus parašyta, kad čionais yra 7 centimetrai. Ir viskas yra gerai. Kadangi tai yra figūra, kuri yra vienodai tas pagrindas nutolęs visose dalyse, nėra, kad pakrypė yra šitaip dugnas ir viršus yra pačia. Ne, jie yra vienas nuo kito vienodai nutolę, tai reiškia ir čia bus 7, ir čia bus 7 cm, ir čia 7, ir čia 7 ir taip toliau. Tai visur 7 bus tiek pat. Tai dėl to mums nebūtina, ar čia turėtume aukštinę, ar parašytų, kad tiesiog pagrindo, tai yra šoninės sienos aukštis yra 7 cm. Viskas to būtų gerai. Taigi, kaip mes skaičiuojame, kaip mes toliau skaičiuojame visas šitas dalis? Turi. Tai ką mes darome? Mes tiesiog suskaičiuojame pagrindo plotą. O pagrindo plotą jūs mokat skaičiuoti. Tai yra S pagrindo, ar ne? S pagrindo, plotas pagrindo. Ir mes gausime pi kart r kvadratu. Tai šiuo atveju mes turime 3,14 kart 4 kvadratu ir mes gausime, jeigu neskaičiuodamas, 50,24 cm kvadratu. Aš įstrauksiu kalkuliatorių, nes nenoriu padaryti klaidos, būtų gėda apsijuokti. Taip, viskas gerai, viskas gerai. Puiku. Ir tada mes čia apskaičiavome pagrindą. Pagrindas yra plotas, dėl to mes žymime kvadratiniais centimetrais. O dabar, jeigu norime šios figūros tūrį apskaičiuoti, mums tai reikia padauginti iš aukščio. Tai tūris bus pagrindas kart aukštis, tai šiuo atveju S galima pag rašyti, kart H, tai yra lygų 5,0,24, yra kart 7, ir vėl mintinai nenoriu dauginti, daryti klaidų, bet turbūt 351,68, bet aš padarysiu vis tiek paskaičiavimą. Taip, viskas gerai, 351,68 kubinių centimetrų. Taigi būtų toks mūsų šios figūros tūris. Labai paprasta. Mes gaunam pagrindo plotą ir padauginom iš aukščio. Nuostabu. Ir viskas. Jeigu jūs gautum kažkokią kitokią figūrą, kaip pavyzdžiui pusę ritinio, ar ne, pavyzdžiui, gautumėt va tokią figūrą, kažkoks angaras, tarkime, yra kažkoks angaras ir mes norime jo plotą paskaičiuoti, tūrį paskaičiuoti. Kažkoks yra angaras, kažkoks toksai angaras. Angaras tai kur laikomi lėktuvai, pavyzdžiui, arba fabrikai, sandėliai ir dar kažką. Tai jeigu mes turim, kad ilgis yra 10, o spindulys yra, tarkime, iki vidurio yra 3, tai mes tiesiog skaičiuojame kaip pilną ritinę. Mes naudojame mūsų visą formulę, tai plotas būtų apytiksliai lygus. Iš karto, ne iš karto, duosiu jums pirmą vizualiai. Tai pi kart r kvadratu, tai bus apytiksliai lygu 3,14 kart 3 kvadratu. Nenoriu padaryti klaidų, taigi vėl aš viską su kalkuliatoriumi pasitikrinsiu. Tai bus 28,26 ir tada tūris, mes tą dauginam 28,26 iš 10. Čia mintinai galiu paskaičiuoti, bus 282,6. Tai va, ir mes dabar aš suskaičiavau šitos figūros tūrį, jeigu mes turėtume pilną cilindrą, ar ne, bet mes pilno cilindro neturime, ritinio, turime pusę jo, taigi šitos figūros, konkrečiai šitos figūros tūris bus mūsų cilindro tūrį padalinti iš 2, tai gausime 282,6 iš 2 bus 141,3. Tai va, tai toks yra cilindro formulės plotas cilindro tūrio formulė tokia, atsiprašau. Ir aš šiandien užrašysiu. Tai formulė būtų pi
kart r kvadratu kart h. Tai yra viskas, ko reikia. Tai yra visa formulė, kurios mums reikės. Tai tiek, ačiū, kad išklausai, ačiū, kad mokysi matematikos. Tikrai kažkada pravers. Tai va, ir sėkmės su kitom pamokom. Iki.